Atsisėdame patogiai sukryžiavus kojas, nugara tiesi ir atpalaiduota. Po kelionės lėktuvu, automobiliu ar kita transporto priemonė dažnai mūsų kūnai būna apsunkę bei pailsę. Jei šiuo metu taip jaučiatės, ši jogos seka kaip tik tai, ko jums reikia. Dešinę ranką atsiremiame į kilimėlį ir lenkiamės į dešinę pusę. Kairę ranką keliame aukštai virš galvos. Sukuriame daugiau erdvės visam kairiam šonui. Grįžtame į centrą ir lenkiamės į kairę pusę. Plati visa dešinė kūno pusė. Neskubėdami pereiname ant visų keturių, pečiai virš riešų, o klubai virš kelių. Įkvepiame, išsiriečiame, širdį keliame aukštyn, iškvepiame, susiriečiame. Kartojame, kol jausimės pasiruošę suaktyvinti judesius iki maksimalaus jums patogaus greičio. Giliai įkvepiame, išsiriečiame. Atsiremiame kojų pirštais į kilimėlį, stumiamės nuo delnų ir keliame dubenį aukštyn į žemai žiūrinčio šuns pozą. Keliai gali likti sulenkti, svarbiausia išlaikome tiesią nugarą bei atvirus pečius. Pradedame aktyviai sulenkinėti kelius, tarsi norėdami pašalinti bet kokį sąstingį savo kojose. Galbūt šiuo metu tai ir neatrodo žavingai, bet pojūtis nuostabus. Ištiesiname kelius, žemyn žiūrintis šuo. Įkvepiam ir keliam dešinę koją aukštyn. Iškvepiam, statom pėdą tarp rankų. Galinės kojos kelias lieka ant kilimėlio. Nekeičiame pėdos padėties. Krūtinę atveriame su įkvėpimu, išsiriečiame su iškvėpimu. Keletą kartų dar taip pat, taip suaktyvinant kvėpavimą bei apšildant visą nugarą. Iškvepiam dešinė ranka į dangų. Jaučiame, kaip prasidempia dešinys klubas bei atsiveria visa viršutinė kūno dalis. Įkvepiame ir dešinę ranką padedame ant žemės, priekinę koją pastatome prie kairės į aukštos lentos pozą. Iškvepiam žema lenta, keliai gali likti ant kilimėlio, sulenkti arba visiškai ištiesinti sudėtingesniai pozos versijai. Įkvepiam kobrą, iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Ramiai kvėpuojame ir su įkvėpimu keliame kairę koją aukštyn, iškvėpimu statome ją tarp rankų. Dešinysis kelias ant žemės, nugara tiesi, pradedam aktyviai kvėpuoti, susiriečiant bei išsiriečiant. Iškvepiam kairę ranką į dangų, atveriam širdį ir atsipalaiduojame maloniuose pojūčiuose. Ranka ant žemės, kairė koja prie dešinės, aukšta lenta. Iškvepiam žema lenta. Įkvepiam kobrą. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Įkvepiam, dešinė koja aukštyn, iškvepiam, pastatome ją tarp rankų. Dinamiškai apšildome nugarą bei kvėpuojame.
Kartojame viską, ką darėme prieš tai. Dešinė ranka kyla aukštyn. Padėję dešinę ranką ant kilimėlio stumiame klubus atgal link kulnų. Taip sulenkdami galinę koją, priekinę palikdami tiesę. Pratempiame dešinės kojos pakinklį, o jei norite gilesnės pozos, tiesia nugara galite lenktis į priekį. Galiausiai sulenkėme priekinę koją, atsiremiame rankomis į grindis bei pereiname į aukštos lentos pozą. Visa vinyasa. Žema lenta iškvepiam, kobra įkvepiam, žemyn žiūrinti šuo iškvepiam. Įkvepiam bei keliam kairę koją aukštyn, iškvepiam, statom ją tarp rankų. Kartojame 3 pozų ciklą. Pirmoji – aktyvus nugaros apšildymas suderinus kvėpavimą su judesiu. Savo tempu išlaikant aktyvumą. Antroji – pasisukam į kairę, kairė ranka aukštyn. Pajuskite, kiek šį kartą galite pasisukti, kūnas jau apšilęs, tad neabejotinai yra atviresnis gilesniems potyriams. Trečia poza. Padedam į viršų iškeltą ranką ant žemės bei stumiam klubus aukštyn. Nugara lieka tiesi, pratempiam kairės kojos pakinklį. Sugrįžtam į pradinę padėtį, sulenkdami kairę koją ir judam per visą vinyasą, kvėpuojam. Vėl su įkvėpimu keliam dešinę koją aukštyn. Statome ją tarp rankų, iškvepiam. Kelias lieka virš čiurnos. Ir vėl aktyviu kvėpavimu, tik šį kartą paliekant galinę koją ištiestą virš takelio, išsiriesime bei susiriesime per stuburą. Tai yra tai, ko jūsų nugarai po kelionės reikia. Iškvepiam, dešinę ranką keliam į dangų, paliekam erdvės bei neužgalame savo liemens. Kvėpuojame. Iškvepiame dešinė ranka ant kilimėlio, įkvepiame lenta. Iškvepiame žema lenta, įkvepiame kobra, kojos tvirtos. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Kita pusė. Įkvepiam bei keliam kairę koją aukštyn, iškvepiam, statom ją tarp rankų. Tiesi nugara, iškvepiam, susiriečiam, įkvepiam, išsiriečiam. Dar keletą kartų. Iškvepiam, sukamės į kairę, pakeldami kairę ranką aukštyn. Kvėpuojam ir šypsomės, nes kūnas jaučiasi nuostabiai. Iškvepiam rankos ant žemės, vinyasa. Vinyasą visuomet galima praleisti ir iš karto pereiti į žemyn žiūrinčio šuns pozą. Dabar kartosime 2 pozų ciklą bei pridėsime dar 2. Įkvepiam, dešinė koja aukštyn. Iškvepiam, statom ją tarp rankų. Skiriam dėmesį nugarai, išsiriesdami bei susiriesdami, taip keletą kartų. Iškvepiam, sukamės į dešinę.
Iškvepiam delnai ant žemės. Įkvepiam ir kylame aukštyn, rankos į dangų, pečiai nuleisti, galinė koja tvirtai įremta į žemę. Dešinės rankos alkūnę padedame ant kelių, o kairę ranką stumiame į dešinę pusę. Lenkiamės į šoną. Kvėpuojame. Pusiausvyros išlaikymas ir kairio šono atverimas. Vėl pakeliame dešinę ranką aukštyn, sugrįžtame į centrą. Po šio pozų ciklo visas kūnas bus sutvirtėjęs, o patys jausitės vėl sugrįžę namo į pusiausvyrą bei harmoniją. Iškvepiame bei delnus dedame ant žemės. Vinyasa. Labai svarbu kvėpuoti. Įkvepiam, kairė koja aukštyn, statom ją tarp rankų. Kartojam visą kitą pusę. Įkvėpimai, iškvėpimai, šildant nugarą. Iškvepiam, kairė ranka aukštyn, atvertas visas kairės viršutinės dalies šonas. Jei kvėpavimas suaktyvėjęs, nukreipiam dėmesį į jį ir švelniai nuraminame kvėpuodami tolyn. Delnai ant žemės, tada su įkvėpimu pakyla rankos į dangų. Paskutinė ciklo poza, kairę ranką atsiremiame virš kelio bei lenkiamės į kairę. Įkvepiame, sugrįžtame į centrą. Iškvepiame, rankos ant žemės, vinyasa. Ramus ir sodrus kvėpavimas. Įkvepiame, pereiname į aukštą lentą. Iškvepiame, leidžiame žemyn, kol švelniai padėsime pilvukus ant žemės. Rankas ištiesiame prie klubų, smakras ant kilimėlio. Įkvepiame ir viršutinę kūno dalimi keliamės aukštyn. Nepamirštame kvėpuoti. Iškvepiame, krūtinę dedame ant kilimėlio ir nukreipdami galvą į kairę pailsime. Pasukame galvą į priekį. Šį kartą rankų pirštus sukabiname už nugaros. Pradžioje priartiname mentis vieną prie kitos ir tuomet su įkvėpimu keliame krūtinę aukštyn. Nesustojame kvėpuoti. Su iškvėpimu paleidžiame sukabintas rankas, padedame krūtinę ir ilsimės galvą nukreipę į dešinę. Delnai prie krūtinės, rankų pagalba pakylame ir įsitaisome sėdint sukryžiuotomis kojomis priešais save. Įkvepiame ir keliame kairę ranką aukštyn. Iškvepiame, sukamės į dešinę pusę. Kairę ranką užkabiname kojos kelią iš išorės. Kita ranka lieka už nugaros. Su kiekvienu iškvėpimu einame į vis gilesnį korpuso susukimą.
Grįžtame į centrą, įkvepiam, dešinė ranka kyla aukštyn, iškvepiam, sukamės į kairę. Galiausiai sugrįžtame į centrą. Atsistojame ant puspirščių, kiek galite atitolinkite kelius vieną nuo kito ir įtūpę ištiesiname nugarą. Galite likti tokioje pozoje, rankomis besiremdami į grindis. Arba galite rankas švelniai padėti ant kelių. Tie, kas ryžosi rankas atkelti nuo žemės, gali išbandyti savo pusiausvyrą bei pakelti sukabintas rankas virš galvos. Kvėpuojame, šypsomės, būname laimingi sugrįžę namo bei sušildę savo po kelionės sustingusį kūną. Šavasana. Poilsio poza. Paleidžiam viską, ko šiandien mums nebereikia. Atpalaiduojame akių vokus. Ilsimės ir santūriai pasidžiaugiame, jog esame namie. Pirmiausia, patys su savimi, sukūrė daugiau erdvės, stipresni, pailsėję ir laimingi. Namaste, sveiki sugrįžę namo.